Sveiki, šiame video sužinosi, kaip pritraukti klientų. Nuo šiandien tu būsi daug protingesnis. Labas, šiandien mes jums pasakysime, kaip pritraukti klientų. Aš esu Vygantas, su manimi yra Ramūnas iš Atmerk akis ir mes kartu pabandysime atskleisti jums paslaptį. Atskleisime, taip. Ir mes dabar esam labai gražioje vietoje. Tai yra moterims skirta vieta. Moterių čia dabar nėra. Čia yra vieta, kurioje moteris gali pailsėti, atgauti jėgas ir taip toliau. Tai yra studio figūra ir konkrečiai kalbant, tai yra studio figūra esanti Užupyje. Nuo šiol Užupyje bus studio figūra. Galima pasakyti ir kitaip. Adresas Užupio 10. Ir šiandien mes tiesiog pasigilinsime, kaip galima pritraukti klientų į šią studio figūrą. Tai koks pirmas tavo klausimas? Ramūnai, kaip reikia pritraukti klientų į šią vietą? Kaip moterims reikia pasakyti, kad jos čia gali ateiti? Na, paprasčiausiai, dabar nežinau, tave žiūrėt ar į kamerą, bet čia viskas gyvai. Žodžiu, sakykime, aš žiūriu jūs, bet žiūriu į tave, ne kartu. Tai galiu aš ten daryti, jeigu ką. Realiai, tai nuo ko pirmiausia reikėtų pradėti, tai yra pažiūrėti būtent, kokią naudą atneša šitą visą studiją, kokia yra nauda žmonėms. Ne, taip, sakykime, dabar paimkime moterį, dabar yra moteriai tam tikra nauda, kurią jinai gauna atėjus į procedūras arba einant. Ne? Tai mes nuo ko pirmiausia turėtume pradėti ir savininkai turėtų pirmiausia įsiaiškinti tiksliai, kas tai yra tas trokštamas rezultatas, kurį panaudoja žmogus arba, sakykime, viso to pasekoje, to viso proceso, ką jisai gaus, ar tai jisai sulieknės, ar tai jisai pasijaus ten kažkaip geriau, energijos daugiau bus ir taip toliau. Pasėjimas, tai jisai toksai galbūt bendras, bet čia yra labai tikslus rezultatai. Tai yra, pavyzdžiui, sakykime, gerai, ten padeda celiulitą numesti, ne, tai celiulitas ir plus dar kas iš to išeina. Ne? Viską reikia įvardinti. Jo, savo pačiam pirmiausiai reikia ir tada, kai žinai tikrai, kas tai yra ir maždaug gerai pasakai, kokios moterys šiuo metu būtent toje situacijoje yra ir jos nori būtent to rezultato. Ne paslaugos mūsų, bet rezultato. Ir kai mes tą tiksliai išsiaiškinom, ne, mes tada galim galvoti maždaug, kur tos moterys būna, kur jos eina, kur jos klausosi radio, televizijo, laikraščio, kur internete, ar jinai Facebook'e sėdi ar nesėdi. Ar ta moteris dabar, ar jinai aktyviai ieško to, ar ne. Ir pagal tai mes galime automatiškai jau susirasti maždaug vietas, kur mes galime reklamuotis. Nes viena didžiausių problemų, ką aš matau, tai yra visą tą nubraukti, numesti ir reklamuotis maždaug Facebookas veikia, Google'as veikia, laikraščiai veikia ir net nusispjauti, ar ten tos moterys yra, ar jos nėra ir maždaug, tu pats radijoje dirbi, tai žinai maždaug, kad ne visi radiją klauso, bet kad radijoje reklamuosis, tai nereiškia, kad gausi kažkokią tai gražą, nes daugelį žmonių netgi tenai tiesiog pasyviai klauso. Čia lygiai tas pats kaip eiti žvejoti, bet kur yra vanduo. Pamačiau pelkę, ten galbūt yra ešerių, ar ne? Tiesiog galbūt reikia išsiaiškinti, kur iš tikrųjų tie ešeriai. Ir dabar, jeigu taip nesigilinant į pagrindinius tos dalykus, tai ką pirmiausia reikia daryti, tai yra būtent išsiaiškinti, kur jos yra. Ir iš tikro, tai yra šiek tiek galvos skausmas, nes nelabai iš tikro norisi tą daryti, nes atrodo, kaip tai man padės klientą atnešti. Bet jeigu mes atsisėsim ir grinai įsigilinsim, kur tos moterys, mes tikrai pradėsim suprasti, bent jau, kaip sakoma, medžioklės tą grobį, paskui kurį mes eisime medžioti ir mes tada žinosime, ne, ar mes turim tenai tykauti jo, ar tenai ar kažkokius pastus ir pagal tai jau mes kaip šnekėsim toliau į kažkokius, tai Facebooką ar dar kažkur eisim, tai mes galėsim žinoti, dabar šitą strategiją šitoms moterims, nes jos tenai yra. Tai tiek. Žodžiu, išsirenki konkrečią vietą, sužinai, kur jos yra ir pagal tai, kur tų moterų ten gali būti, pagal tai pritaikai tam tikrus žingsnius. Svarbiausias dalykas yra vėlgi pats rezultatas, kurį gaus moterys atėjęs čia. Ir kas svarbiausia, didžiausia problema, ką aš matau visą laiką, tai yra visi koncentruojasi į povilnių tos procesus. Niekam neįdomu, kaip tu ten, ar ten, žodžiu, tave vandenio apipurkš, ar ten kažkokiam, tai ten 5 sluoksnių kažkuo, tai ir taip toliau visiems nusispjaut, svarbiausia, žinai, kas iš to. Tai yra tik įrankis. Ir jeigu tu pasakysi, žinai, kad tas
Yra rezultatą, kurį gali pasiekti visur, sako, per 10 dienų, tu gali pasiekti per 5, štai kodėl, ane, tu sukuri labai įdomų tokį potraukį, kad čia yra daug geriau negu kitur ir aš noriu sužinoti. Aš nežinau, kas tai yra, netgi aš nežinau, kas tai yra, bet aš noriu sužinoti. Taigi dar noriu akcentuoti tai, kad jeigu tu nori sužinoti, kaip uždirbti iš savo veiklos, viską gali surasti, viską gali sužinoti, apsilankęs interneto puslapyje tv.atmerkakis.lt.